Taigi artėja į pabaigą didžioji pertrauka ketvirtfinalio rungtynėse, kuriuose Lietuvos komanda per 2 kėlinius sugebėjo įgyti prieš Kroatijos komandą. Tik tai 3 taškų pranašumą, 38-35. Ir štai, vienas iš tų vyrukų, kurie daugiausia kelia problemų šiandien mums, tai yra Zoranas Planiničius, žaidžiantis ko gero geriausias rungtynės šiame Europos krepšinio čempionate. Jo vidurkis 8 taškai, dabar jis pelnė 13 per 2 kėlinius. Ir Kroatijos komandoje, kaip ir Lietuvos rinktinėje, sugebėjo pasižymėti net 9 krepšininkai. Jasminas Repeša į aikštę išleido 11 žaidėjų, Ramūnas Būtautas 10. Taigi šiandien abi komandos stengiasi išlaikyti jėgas tai antrai rungtynių pusiai, kuri ir bus lemtinga. Ir ta komanda, kuri išves pergalę, tęs kovą dėl medalių. 38-35 ir tiek taškų per 2 kėlinius įmetė komandos šiame Europos krepšinio čempionate pelnančios daugiau nei 80 taškų. Kroatai įmeta 79, lietuviai 85. Ir tie skaičiai degantis dabar švieslentėje tik tai patvirtina, kokį didelį dėmesį šiandien komandos skiria gynybai. Linas Kleiza buvo tas krepšininkas, kurio pastangomis pralaužė Lietuvos rinktinė kroatų gynybą pačioje kėlinio pabaigoje ir kėlinį lietuviai laimėjo 21-16. Gynyba ir ypatingai snaiperių saugomas Lietuvos komandai kainuoja daug pastangų, tačiau jų reikia ir jos kol kas davė dividendų. Jeigu per pirmąjį ketvirtį kroatai metė 9 tritaškius ir 3 pataikė, tai antrajame kėlinyje iš 4 įmetė tik tai 1 tolimą metimą. Tiesa, tas persekiojimas varžovų snaiperių Lietuvos rinktiniai sukelia papildomų problemų po krepšiu ir iš ten kroatai susirinko nemažai taškų ir nusėmė nemažai kamuolių. Pagal kovą dėl atšokusių kamuolių kol kas lygų. Ramūnas Šiškauskas nepavyksta pataikyti jam, Kleiza ima kamuolį po krepšiu ir Marijo Kasūnas gaudo Liną Kleizą dabar. Ir atrodo, suspėjo prasižengti dar iki metimo. Taip, teks išsimesti kamuolį iš užgalinės linijos Lietuvos rinktiniai, kuri taip pat sėkmingai kovojo dėl atšokusių kamuolių. Ir šiandien lietuviai pelnė 12 taškų, išnaudodami antruosius šansus. Tai yra dvigubai daugiau nei kroatai. Klysta Lietuvos rinktinė. Pražanga sustabdanti kroatų ataką. Tų problemų Lietuvos komandai buvo ir pirmajame rungtynių kėlinyje, kuomet kroatai štai taip perimdami kamuolį greitai ir staigiai pelnydavo taškus ir dažniausiai tą padarydavo Zoranas Planiničius. Antroji Lino Kleizos pražanga. Šiandien lietuviai yra suklydę 8 kartus, kroatai prarado 6 kamuolius šios dienos rungtynėse. Dvitaškius Lietuvos komanda meta 53, kroatai 46% taiklumu, lietuviai 2 tritaškiai iš 8, kroatai 4 iš 13 ir Lietuvos komanda iš 17 baudų metimų 14 pataikė, blokas, galima žaisti toliau. Ir iškrapšto kamuolį Rimantas Kaukėnas, apsigina Lietuvos komanda, Ramūnas Šiškauskas. Greita ataka užstringa, tenka pradėti ją iš naujo. Darijušas Lavrinovičius prieš Marką Popovičių ir pražanga Darijušui Lavrinovičiui. Nepavyko išnaudoti tokios atrodė neblogos situacijos Lietuvos rinktiniai. Darijušas Lavrinovičius šiandien kol kas 2 taškai, Kšištofas Lavrinovičius kol kas 3 taškai. Lietuvos komandoje rezultatyviausi yra po 8 taškus pelnė Rimantas Kaukėnas ir Linas Kleiza. Kroatijos rinktinėje lyderis kol kas tik tai vienas, Zoranas Planiničius 13 taškų, 6 įmetė Markas Popovičius. 38-35. Nesikeičia rezultatas po pirmosios minutės trečiajame rungtynių kėlinyje. Marijo Kasūnas. Aikštelėje Roberto Jeftoko nėra. Ir vėl paskutinė sekundė. Ir atrodo suspėja išmesti kamuolį Markas Popovičius, kuris 2 taškius šiame čempionate meta labai prastai. Tai yra antrasis taiklus metimas iš 9, užtat 3 taškius iki šiol. Metė 38% taiklumu, buvo pataikęs 15 iš 39. Ir labai sėkmingai Popas meta ir baudos metimus, taigi prasižengti prieš jį nerekomenduotina nei vienai komandai. Šiuo atveju tai yra Lietuva. Šaras iš toli, netaiklus metimas. Darijušas Lavrinovičius numuša kamuolį Ramūnui Šiškauskui ir papildomas šansas Lietuvos komandai, kuri turi tik tai minimalų pranašumą. Linas Kleiza atgal, Rimantas Kaukėnas, vėl nėra galimybės atakuoti. Kleiza iš 3 taškų zonos, nepavyksta pataikyti ir jam apsigina Kroatijos rinktinė. Tenka grįžti į gynybą. Zoranas Planiničius vėl į baudos aikštelę. Ir dabar sutraukia prie savęs 2 Lietuvos rinktinės krepšininkus, atiduoda kamuolį Marko Baničiui. Šis pelno 2 taškus ir į priekį Kroatijos rinktinė 38-39. Darijušas Lavrinovičius, prie jo Marijo Kasūnas. Šaras iš 3 taškų zonos, pavyksta pataikyti Šarūnui Jasikevičiui. 41-39. Vėl Lietuvos rinktinė priekyje sužaidus 2 minutės ir 20 sekundžių. Trečiajame rungtynių kėlinyje, rungtynėse, kuriuose lietuviam anaiptol ne viskas klijuojasi taip gerai ir lengvai kaip ankstesniuose mačuose. Ir šiandien
Lietuvos komandai nepavyksta išnaudoti kartais ir tų progų, kurias kroatai suteikia. Jų būna nedaug, tačiau išnaudojant jas Lietuvos rinktinė galėtų dabar galbūt gyventi ir ramiau. Ir mums nebūtų taip nervinga stebėti šį susitikimą kol kas. Tačiau Lietuvos rinktinė, nors ir nesiseka puolime, ginasi ne blogiau ir ne prasčiau už Kroatijos komandą. Marko Tomasas suspėja grįžti į gynybą Lietuvos komandą. 3 minutės jau prabėgo šiame trečiajame rungtynių kėlinyje. Markas Popovičius pražanga Šarūnui Jasikevičiui, praleido dabar Popovičių Šarūnas Jasikevičius ir tai yra trečioji Lietuvos rinktinės komandinė pražanga šiame kėlinyje. Kroatai kol kas yra prasižengę tik tai kartą. Tos pražangos, kurių prisirinko varžovai pirmoje rungtynių pusėje, gelbėjo ne kartą Lietuvos rinktinė, kuri 14 taškų susirinko būtent mesdama baudos metimus. Kroatai metė tik 2 baudos metimus ir tik tai vieną pataikė. Popovičius atiduoda kamuolį Marijo Kasūnui, šis nepataiko, tačiau po to įkrauna kamuolį į krepšį su Lino Kleizos pražanga. Marijo Kasūnas. Štai čia. Galbūt pirmą kartą šios dienos rungtynėse gavo progą, kurią jis išnaudojo maksimaliai. 4. Marijo Kasūno taškas. Šiandieninėme susitikime jo vidurkis 12,5 taško per rungtynes ir 2 taškus jis meta 60% taiklumu. Šiame Europos krepšinio čempionate tai yra antras rezultatas apskritai. Baudos metimo Marijo Kasūnas nepataiko ir per anksti įžengė aikštelė Marko Tomasas. Taigi bent jau kamuolys atitenka Lietuvos komandai, o rezultatas lygus 41-41. Rimantas Kaukėnas. Nu kągi, matėm vieną ketvirtfinalį, kuriame intrigos nebuvo visiškai. Ispanijos rinktinė netgi galėjo pasityčioti šį vakar praktiškai iš Vokietijos krepšininkų. Ramūnas Šiškauskas, 8 sekundės dar atakai ir svarbiausia, dar išsaugo kamuolį Rimantas Kaukėnas. Ramūnas Šiškauskas, netaiklus jo metimas, Kleiza, dar vienas atkovotas kamuolys, tačiau klysta ir paslysta Linas Kleiza po varžovų krepšiu. Zoranas Planiničius ir dar viena pražanga ir Lietuvos komandai jau yra prasižengusi daugiau nei 5 kartus. Zoranas Planiničius mes 2 baudos metimus. Nu štai taip, Vitorijos Tau Ceramikos komandos įžaidėjas žaidžia savo geriausias rungtynes tada, kada to reikia labiausiai jo komandai. Komandai, kuri pradėjo Europos krepšinio čempionatą pralaimėjimų latviams, po to sutriuškino Portugaliją ir po to sugebėjo išplėšti pergalę prieš pasaulio čempionę Ispanijos komandą 1 taško skirtumu. Ta pergalė iš esmės ir išgelbėjo Kroatijos rinktinę, kadangi viskas galėjo pasibaigti labai greitai. Esminio repešos auklėtiniams šiame Europos krepšinio čempionate, nes po to sekė pralaimėjimas Izraelio komandai, pralaimėjimas Graikijai paskutinėmis sekundėmis ir pralaimėjimas Rusijos ekipai. Dar viena pralaimėta dvikova po savuoju krepšiu ir pražanga Jonui Mačiuliui. Ir tai reiškia dar 2 baudos metimus į Lietuvos rinktinės krepšį. Šarūnas Jasikevičius kviečiasi visus savo komandos draugus dabar pasitarti. Tarėsi ir Kroatijos rinktinė. Improvizuota minutės pertraukėlė. Kova dėl atšokusių kamuolių 25-22 Lietuvos rinktinės naudai, tačiau kroatai lieka ištikimi savo. 12 kamuolių jie nusiėmė po Lietuvos rinktinės krepšiu. Lietuviai laimėjo 9 tokias dvikovas po Kroatijos komandos krepšiu. Pataiko pirmąjį baudos metimą Markas Baničius, 5. jo taškas šios dienos rungtynės ir Kroatijos rinktinė priekyje. 3 taškais, 41-44, 6 minutės iki trečio kėlinio pabaigos. Šarūnas Jasikevičius prieš Zoraną Planiničių ir dvigubina gynybą Kroatijos rinktinė prieš Šarūną Jasikevičių. Jonas Mačiulis, jo metimas iš 3 taškų zonos, nepavyksta pataikyti Jonui Mačiuliui. Songaila po krepšiu, 2 taškai ir pražanga. 43-44, Darius Songaila. Na, jeigu prisiminus tą ketvirtfinalį Belgrade, kuomet lietuviai tiesiog niekaip negalėjo pralaužti kibios varžovų gynybos, tai tuomet turbūt labiausiai ir trūko štai tokio krepšininko kaip Darius Songaila. Zoranas Planiničius prasižengia, tačiau to nepakanka. Songaila šiandien pelnė 6 taškus ir gali pelnyti 7-ąjį dabar. Ta ir padaro Darius Songaila, išlygindamas rezultatą 44-44. 5 minutės ir 47 sekundės iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Markas Popovičius pradeda derinį, kurio numeris 1 Kroatijos komandoje.
Zoranas Planiničius dabar dviese laužė Lietuvos rinktinės krepšininkai. 6 sekundės atakai. Kiek daug darbo gynyboje. Zoranas Planiničius metimas iš 3 taškų zonos netaiklus, tačiau vėl kamuolys kroatų rankose. Popovičius staigiai meta ir pataiko. Markas Popovičius ir vėl kroatai priekyje. Štai taip. Pagalba ten toli. Prieš varžovų gynėjus prie 3 taškų zonos. Padaro daugiau erdvės po Lietuvos rinktinės krepšių. Ir ta erdvė Kroatijos rinktinė naudojasi. Linas Kleiza priverčia prasižengti Marijo Kasūną. 2 baudos metimai. Ir aikštelėje ruošiasi pasirodyti ir Rimantas Kaukėnas, ir Kšištofas Lavrinovičius. Šarūnas Jasikevičius sėdasi ant suolo, Kšištofas Lavrinovičius keis Liną Kleizą, jeigu šis pataikys antrąjį baudos metimą. Linas Kleiza šiandien pelnė 8 taškus. Pirmasis baudos metimas taiklus, 45-47. Ir antrąjį baudos metimą Linas Kleiza pataiko. 46-47. Kšištofas Lavrinovičius aikštelėje. Kartu su Dariumi Songaila dabar jis bandys nepalikti antrųjų galimybių varžovams. Zoranas Planiničius, Marko Tomasas. Ir vėl Markas Popovičius. Užtenka jam tiek laiko, jeigu tik tai yra galimybė, jis iš karto meta ir gali pataikyti. Dabar 2 kartus iš eilės prameta Markas Popovičius. Tačiau tokių galimybių jam suteikti tiesiog negalima, nes Marko Popovičius sugebėjimus mes kuo puikiausiai žinome. Ir šiandien tie sugebėjimai Lietuvos rinktinėje yra nereikalingi. Jonas Mačiulis iki galo. Tačiau taškų pelnyti nepavyksta. Ir pražanga Nikola Prkačinui. Atrodo, toks yra teisėjo sprendimas. Lazaras Voriadis buvo šalia. Ir baudžia asmeninę pražangą Nikola Prkačiną. Ir dabar minutės pertrauka. Jūsų ekranuose komandų pataikymo procentas iš baudos aikštelės ir nors pataikymo procentas yra panašus, Kroatijos rinktinė šiandien daro tai, ką rečiau darydavo šiame Europos krepšinio čempionate. Labai daug taškų susirenka būtent metimais iš baudos aikštelės. Na, kitokių galimybių jiems kol kas ir nelabai suteikia. Nedaug gali jie išmesti tolimų metimų, tačiau suprasdami visą tai, kas vyksta aikštelėje, kroatai naudojasi kitais savo šansais. Darius Songaila atkovoja kamuolį po savo paties netaiklaus metimo ir išveda į priekį Lietuvos komandą. 48-47. 4 minutės ir 15 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Nikola Prkačinas prieš Darius Songailą. Kšištofas Lavrinovičius saugo baudos aikštelę. Rimantas Kaukėnas kyštelėjo ranką, nuo jo kamuolys palieka aikštę. Ir 9 sekundės kroatų atakai. Damiras Markota pasirodo vietoj Marko Baničiaus aikštelėje. Ir Simas Jasaitis dabar gaudo Marką Popovičių. Jeigu reikia, tą gali daryti ir Darius Songaila. Damiras Markota jam leidžia mesti šiandien Lietuvos rinktinė ir kaip dabar iššoka aukščiau Markas Tomasas. Niekas net neperspėjo Dariaus Songailos. Įspūdingas šuolis pasibaigiantis taikliu metimu ir jis sugrąžina persvarą Kroatijos rinktiniai. Ramūnas Šiškauskas. Ir reikia gaudyti šį kamuolį anksčiau, o nelaukti jo Kšištofui Lavrinovičiui, kuris dabar prasižengia puolime. Štai toks nervingas ketvirtfinalis Lietuvos komandai. Komandai, kuri žygiavo iki tol be pralaimėjimų prieš komandą, kuri pralaimėjo jau 4 kartus iš eilės. Tai jau 3 kartus iš eilės šiame Europos krepšinio čempionate. Pralaimėjo anaiptol ne pačioms stipriausiams komandoms, pralaimėjo Latvijos, pralaimėjo Izraeliui, tačiau iškovojo pergalę prieš Ispaniją, turėjo šansą laimėti prieš vieną iš favoričių Graikijos rinktinę ir pralaimėjo prieš Rusijos komandą, kuri yra stipri ir tą patvirtino, nes jau pateko į pusfinalį. Tuo tarpu Lietuvos komanda dar tik tai siekia ten būti ir tam reikia pergalės šiandien. Nikola Prkačinas, pražangos nėra, taškų nėra, pražanga Nikola Prkačinui. Lietuvos rinktinė sunkiai, tačiau apsigina. Nikola Prkačinas, trečioji jo pražanga šiandien.
4 pražangas jau turi Marijo Kasūnas, 4 pražangas turi ir Stanko Baračias, tačiau išnaudoti štai šiuos skaičius Lietuvos komandai yra labai nelengva šios dienos rungtynėse, bent jau kol kas Lietuvos rinktinėje Linas Kleiza yra prasižengęs 3 kartus ir jis lyderis pagal šį rodiklį, tačiau jis lyderis ir pagal pelnytus taškus, jau 11 pelnė šiandien Linas Kleiza, skaitant ką tik pataikytą baudos metimą. Tai jau 10 yra įmetęs jis ir 9 taškus pridėjo Darius Songaila, 8 pelnė Rimantas Kaukėnas, Linas Kleiza išveda į priekį Lietuvos komandą, tačiau persvara minimali 50-49, 3 minutės ir 12 sekundžių iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Zoranas Planiničius, Marko Tomasas. Markas Popovičius prieš Simą Jasaitį. Atgal Marko Tomasas prieš žemesnį už tave Rimantą Kaukėną. 3 sekundės kroatų atakai, slysteli Marko Tomasas ir baigėsi 24 sekundės. Darius Songaila dar iškrapšto kamuolį ir ačiū Dievui, kad nepažeidžia taisyklių tą padarydamas, tačiau Lietuvos rinktinė vėl padarė viską, ką galėjo gynyboje, jog varžovai turėtų problemų. Šiandien Kroatijos rinktinė, nepaisant tokios kietos ir kibios Lietuvos rinktinės gynybos, žaidžia vienas iš geriausių savo rungtynių, protingai susikaupusi ir nesiblaškydama. Ramūnas Šiškauskas, Marino Rozičius pasirodė aikštėje, pakeitė jis Marko Tomasą. Darius Songaila. Ramūnas Šiškauskas. Šiandien Ramūnas Šiškauskas nėra pelnęs nė taško. Darius Songaila pataiko iš 3 taškų zonos 53-49. Ir Lietuvos komandai labai reikia taiklių štai tokių aukštaūgių metimų, kadangi tie taiklus metimai labai palengvino gyvenimo rungtynėse su Slovėnijos krepšininkais, kad ir ką stengiasi daryti slovėnai, viskas griuvo būtent po tokių taiklių metimų. Šiandien jų nedaug ir po vieno iš jų Lietuvos komanda įgyja 4 taškų persvarą. Seimas Jasaitis reaguoja į varžovo perdavimą į baudos aikštelę, Lietuvos rinktinė apsigina ir Ramūnas Šiškauskas neskubėdamas pradeda lietuvių ataką. Songaila. Simas Jasaitis prieš jį Zoranas Planiničius, prieš Ramūną Šiškauską Marino Rozičius. 6 sekundės Lietuvos komandos atakai, Rimantas Kaukėnas. Songaila. Simas Jasaitis, jo metimas iš toli, paskutinė atakai skirto laiko sekundę. Kleiza laimi dvikovą prieš 2 varžovus, jo metimas netaiklus, tačiau išsaugo kamuolį, bent jau kuriam laiku Linas Kleiza. Ginčas reiškiantis, jog kamuolys atitenka Kroatijos komandai. Nepavyko išsilaikyti ant kojų Linui Kleizai, nors viską padarė Lietuvos rinktinės krepšininkas dabar. Jau 5 kamuolys atkovotas šiandien ir 4 iš tų 5 kamuolių Linas Kleiza atkovojo po varžovų krepšiu. Čia Ramūno Butauto reakcija į prieš tai atkovotą kamuolį ir derinė numeris. Tačiau ta ataka pasibaigė be taškų. Zoranas Planiničius atmeta kamuolį Damirui Markotai ir šis toliau šaudo pro šalį. Davoras Kusas. Dar viena Kroatijos rinktinės ataka. Ir Davoras Kusas ir Roko Ukičius šiandien žaidžia kur kas mažiau nei įprastai šiame čempionate ir dabar pataiko iš 3 taškų zonos Marinas Rozičius, taip patvirtinamas, jog Kroatijos rinktinėje gali iš toli pataikyti visi. Tai buvo pirmasis Marino Rozičiaus tritaškis, tačiau jis yra taiklus ir vėl tik tai minimali Lietuvos komandos persvara. Linas Kleiza. Jo metimas atsilošus, nepataiko Linas Kleiza, kamuolį ima po savojo krepšių Kroatijos rinktinė ir prasideda paskutinioji šio ketvirčio minutė. Zoranas Planiničius. Damiras Markota, dar vienas metimas iš 3 taškų zonos ir dabar jau pataiko ir Damiras Markota po 6 netaiklių tolimų metimų. Damiras Markota dabar išveda į priekį Kroatijos komandą, kuri sustabdo tik tai prasidėjusi ir pasibaigusi Lietuvos rinktinės spurtą 53-55. Darius Songaila stato užtvarą Ramūnui Šiškauskui, tačiau naudos kol kas iš to nedaug. Songaila vienas pras prieš Marko Baničių, sudėtingas metimas Simui Jasaičiui, nepavyksta pataisyti kamuolio, tačiau lietuviai atkovoja jį. Šiškauskas iš 3 taškų zonos, nepavyksta pataikyti ir jam, ir Marino Rozičius ima kamuolį po savojų krepšiu. Zoranas Planiničius atmeta jį atgal, tačiau pražanga Dariui Songailai. Ir tai reiškia 2 baudos metimus. 6 sekundės turi Lietuvos komanda. Dar bent pamėginti užbaigti paskutinę ataką šiame kėlinyje. Kėlinyje, kurio pabaiga sėkmingiau klostosi Kroatijos rinktiniai.
šiandien nepaprašė kol kas nė vienos minutės pertraukėlės. Jasminas Repešaira išnaudojęs vieną šioje antroje rungtynių pusėje, pirmoje išnaudojo abiems skirtas. Nepataiko pirmojo baudos metimo Zoranas Planiničius. Nu, bent jau tiek. Zoranas Planiničius galėjo ir pavargti po tokio savo įspūdingo žaidimo per pirmąją rungtynių dalį ir šiame kėlinyje jis jau nebebuvo toks agresyvus, aktyvus ir rezultatyvus. Jį keičia Roko Ukičius ir Lietuvos komanda turi 6 sekundės šiai atakai. Simas Jasaitis, Šarūnas Jasikevičius grįžta toms 6 sekundėms. Prieš jį Marino Rozičius. Ir Šaro metimas štai toks. Jis yra netaiklus ir Lietuvos rinktinė pralaimi 2 taškų skirtumu. Lieka ketvirtasis kėlinys. Pirmoji Lietuvos rinktinės ataka Darius Songaila jo smaigalyje ir 2 baudos metimus. Mes dabar Darius Songaila, kuriam tiksliai kamuolį į baudos aikštelę pasiuntė Šarūnas Jasikevičius, dabar mėginantis papasakoti, kaip viską daryti paprastai nerizikuojant, nes dabar jau rungtynės tokios, kuriuose reikia viską daryti užtikrintai ir susikaupus. Lietuvos rinktinė šiandien toli nuo savo statistinių vidurkių pagal pataikymą, pagal pelnytus taškus. Kroatai šiandien gynyboje pranoksta patys save ir žaidžia turbūt geriausias rungtynes šiame Europos krepšinio čempionate, ko aišku negalima pasakyti apie Lietuvos rinktinę, tačiau kol kas šansai laimėti yra praktiškai vienodi, bus lygiai matematiškai vienodi, jeigu Darius Songaila pataikys baudos metimą. Ir jis tą padaro. 55-55. Darius Songaila jau rezultatyviausias Lietuvos komandoje. Jis pelnė 14 taškų, 12 įmetė Linas Kleiza, 8 Rimanto Kaukėno sąskaitoje, 14 yra įmetęs Zoranas Planiničius, 11 Marko Popovičius Kroatijos komandoje, tačiau šiandien abiejų komandų žaidėjai daro labai daug darbo gynyboje ir kiekvienas, kuris pasirodo aikštelėje, jau yra taip pat pelnęs taškų. Tiek kalbant apie lietuvius, tiek kalbant ir apie Kroatijos krepšininkus, klysta Lietuvos rinktinė puolime. Šiandien Lietuvos rinktinė praranda daugiau kamuolių nei Kroatijos krepšininkai. Kroatai suklydo 8 kartus, Lietuvos komanda prarado jau 12 kamuolių. Lietuviai laimi kovą dėl čokosių kamuolių 36-29, kadangi Kroatai tiksliau atakuoja. Tos dvikovos išsilygina ir rezultatas lygus. Roko Ukičius, netaiklus jo metimas. Ir vėl apsigina Lietuvos komanda. Šarūnas Jasikevičius, Simas Jasaitis, Linas Kleiza, Darius Songaila ir Ramūnas Šiškauskas. Darius Songaila išvengia Davoro Kuso gynybos ir vėl tikslus derinys 2 prieš 2, 57-55. Lietuvos komanda pralaimėjo trečiąjį ketvirtį 15-20. Nors atrodė, jog galėjo tas kėlinys pasibaigti ir geriau Lietuvos rinktinei. Tačiau žvalgytis atgal nėra kada. Markas Baničius. Marino Rozičius iš 3 taškų zonos pataiko Marino Rozičius ir Kroatijos komanda vėl priekyje. Šiandien kroatai meta, ne taip jau ir įspūdingai iš 3 taškų zonos, tačiau jie jau pataikė 8 tolimus metimus iš 23. Ir tai yra 35% pataikymas. Lietuvos rinktinė pataikė 4 metimus iš 16. Rungtynėse su Italija, kada lietuviams nekrito tritaškiai, pagelbėjo kova dėl atšokusių kamuolių, kurią Lietuvos komanda laimėjo daugiau neužtikrintai. Dabar Darius Songaila traukia Lietuvos rinktinę paskui save. Vėl Lietuvos rinktinė priekyje 1 tašku, 59-58. 7 minutės ir 50 sekundžių iki ketvirto kėlinio pabaigos. Pražanga Simui Jasaičiui. Pirmoji jam ir pirmoji Lietuvos rinktiniai šiame kėlinyje. Robertas Jevtokas pasirodo aikštelėje ir keičia Darius Songaila. Toks Ramūno Butauto sumanymas. Nors Darius Songaila buvo tas krepšininkas, kuris pelnė visus Lietuvos taškus šiame kėlinyje. Visus 6 taškus. Markota iš 3 taškų zonos, netaiklus šį kartą jo metimas. Ir Simas Jasaitis ima kamuolį po savojų krepšiu. Ramūnas Šiškauskas, pavyksta kol kas sustabdyti Ramūną Šiškauską Kroatijos komandos gynybai. Ir Šarūnas Jasikevičius šiandien taip pat nėra priartėjęs prie savo pelnamų taškų vidurkio. Dabar, kasgi dabar, pražanga Kroatijos komandai. Robertas Jevtokas dar viena laimėta dvikova po Kroatijos rinktinės krepšių. Na štai čia pasiteisina ką tik padarytas Ramūno Butauto keitimas. Prasižengia Markas Baničius. Dabar Kroatijos rinktinės gretose nėra tokio aukšto krepšininko kaip Robertas Jevtokas ir klausimas, ar tai tuos centimetrus pavyks išnaudoti. Pyksta Zoranas Planiničius ant rungtynių teisėjų.
O Lietuvos komanda pradeda savo ataką iš naujo. Ramūnas Šiškauskas. Ir kasgi dabar? Pratęs šią ataką Lietuvos rinktinė, tačiau dabar nesuprato vienas kito Robertas Javtokas ir Ramūnas Šiškauskas. Gerai, jog lietė kamuolį Marino Rozičius. 18 sekundžių šiai atakai. Robertas Javtokas, Šarūnas Jasikevičius. Gražus Lietuvos komandos žaidimas ir nesportinė pražanga Marino Rozičiui. Na, atrodo, kad teisūs yra rungtynių arbitrai. Išmaudė dabar Šarūnas Jasikevičius. Du krepšininkus, kurie bandė apibėgti Roberto Javtoko ir pagauti Šarą. Ir Marino Rozičius, suprasdamas, jog negali apsiginti be pražangos prieš Roberto Javtoko, prasižengė labai grubiai. Štai čia tas epizodas. Ir Robertas Javtokas prie baudų metimų linijos. Šiandien 2 kartus metė, 1 kartą pataikė. Ir pataiko dabar, kai Lietuvos komandai reikalingas kiekvienas taškas. 60-58. Antrasis baudos metimas netaiklus, tačiau Lietuvos komanda turi kamuolį savo rankose ir galimybę atitrūkti šiek tiek nuo Kroatijos rinktinės. Zoranas Planiničius ir Markas Popovičius grįžta į aikštę. Roko Ukičius ir Davoras Kusas sėdasi ant suolo. Kleiza. Jo metimas iš sudėtingos situacijos, tačiau pataiko Linas Kleiza. 62-58. Jau mažiau nei 7 minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Zoranas Planiničius. Marino Rozičius. Bando atitrūkti nuo Simo Jasaičio Markas Popovičius. Ir čia pražanga Simo Jasaičiui prie 3 taškų zonos jis suspėjo. Tačiau Markas Popovičius pranerė po krepšiu ir 2 baudos metimai. Bei labai nedaug galimybių, kad nors vieną prames. Markas Popovičius šiame čempionate jis iš 20 metimų pataikė 17 ir net ir tose rungtynėse, kurias kroatai pralaimėjo graikams paskutinėmis sekundėms. Markas Popovičius išėjo į aikštelę, metė pirmosius savo metimus tose rungtynėse, kada buvo likusios vos kelios sekundės ir šaltakraujiškai pataikė abu. Tik tai sėkmė dabar galėtų padėti Lietuvos komandai ir atrodo, kad jie šypsosi, o sėkmės šypsenų šiandien Lietuvos rinktinei irgi reikia. Kadangi vien tik tai darbo aikštelėje kol kas nepakanka, norint palaužti Lietuvos varžovę, Kroatijos rinktinę. Markas Popovičius šiandien 11 taškų, 3 tolimi metimai iš 7. Ir vienintelis taiklus 2 taškis. Ir antrąjį baudos metimą prameta Markas Popovičius. Na, neregėtas, nematytas vaizdas. Tačiau jis leidžia Lietuvos komandai išlaikyti 4 taškų persvarą. Ramūnas Šiškauskas. Linas Kleiza laukia perdavimo prie 3 taškų zonos. Gauna kamuolį Simas Jasaitis, Šarūnas Jasikevičius. Dabar Kleizos metimas užmynė 3 tašką liniją, tačiau svarbiausia, jog pataiko Linas Kleiza. 64-58. Linas Kleiza šiandien 16 taškų. Jie su Dariumi Songaila rezultatyviausia Lietuvos komandoje. Klysta Kroatijos rinktinė. Klysta Kroatijos komanda, praranda kamuolį Lietuvos varžovai ir prašo minutės pertraukėlės. Damiras Markota štai taip džiaugiasi šios rungtynėse tik tai 1 kartą. Ir Lietuvos komanda ruošiasi štai tokiam žaidimui, gindamasi prieš Kroatijos penketą, kuriame Lietuvos rinktinės manymų gali pataikyti tik tai 4 krepšininkai. Vienas iš jų ne. Ir tas vienas yra būtent Damiras Markota, kuris šiandien pataikė 1 tritaškį iš 8. Na, aišku, būna visokių dienų, tačiau Lietuvos komandos rizika pasiteisina ir dabar Lietuvos trispalvės labai aukštai tribūnose ir po Kauno Žalgirio šokėjų šokio. Nauja Lietuvos komandos ataka, Linas Kleiza. Galima žaisti toliau ir apsigina Kroatijos rinktinė. Markas Popovičius grįžo į aikštę ir pataiko Stanko Baračias. Pirmasis taiklus jo metimas šios dienos rungtynėse apskritai. Ir jis mažina skirtumą iki 4. 64-60. Jasikevičiui stato užtvarą Robertas Javtokas. Kleiza prie 3 taškų linijos. Kol kas niekur neskuba. Simas Jasaitis, Robertas Javtokas, Šarūnas Jasikevičius. Ir pakabina kamuolį Robertui Javtokui. Tačiau šį kartą kamuolys buvo per aukštai ir jam. Taigi 5 sekundės Lietuvos rinktiniai. 5 sekundės, per kurias reikia sukurti progą kažkuriam krepšininkui mesti kamuolį į krepšį. Šarūnas Jasikevičius.
Šiandien tokių progų sukūrė jau 5 pagal oficialią statistiką, 5 rezultatyvūs perdavimai, tačiau Šarūnas Jasikevičius ir suklydo tiek pat 5 kartus. Ramūnas Šiškauskas, štai toks jos slalomas į baudos aikštelę ir Ramūnas Šiškauskas pelno pirmosius taškus savo komandai šios dienos rungtynėse. Koks skirtumas, kad pirmosius, tačiau jie labai reikalingi ir jie vėl didina Lietuvos komandos pranašumą iki 6 taškų. 66-60 įpusėja ketvirtojo kėlinio laikas. Markas Popovičius, prie jo Simas Jasaitis, dabar net ir Robertas Jevtokas, Marijo Kastūnas baudos aikštelėje. Ten ir Stanko Baračas, kuris pelno dar 2 taškus. Kroatijos rinktinė pirmą kartą, jeigu neklystu šios dienos rungtynėse, dabar rungtyniauja 2 aukščiausiais savo krepšininkais. Ir Marijo Kastūnas ir Stanko Baračas aikštelėje. Simas Jasaitis, Kleiza, laisvas iš 3 taškų zonos, taiklus Lino Kleizos metimas. 69-62, 4 minutės ir 35 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Davoras Kusas pradeda dar vieną kroatų ataką. Marko Tomosas. Simas Jasaitis gainėjasi Marką Popovičių, tuo tarpu Linas Kleiza nesuspėja dabar prie Davoro Kuso. Ir 3 taškai vėl paliekantis Lietuvos komandai, tik tai 4 taškų persvara. Simas Jasaitis, tai yra Šarūnas Jasikevičius, Robertas Jevtokas į baudos aikštelę, reikia pataikyti, nepavyksta to padaryti Robertui Jevtokui. Ir dabar Kroatijos rinktinės atsakymas. Markas Popovičius. Atgal Davorui Kusui. Galima žaisti toliau. Markas Popovičius. Jo metimas iš toli nepataiko. Markas Popovičius. Kamuolys atitenka Lietuvos komandai. 69-65. Darius Songaila grįžta į aikštę ir keičia Robertą Jevtoką, kuris labai nusivylęs tuo netaikliu metimu iš 2 taškio, tačiau tapšnoja jam per petį ir rankas ir komandos draugai ir treneriai. Robertas Jevtokas tomis savo užtvoromis dabar labai pagelbėjo Lietuvos komandai, pagelbėjo ir tais atkovotais kamuoliais po varžovo krepšių, po netaiklių metimų. Simas Jasaitis, Linas Kleiza. Atmeta kamuolį atgal, Šarūnas Jasikevičius, pražangos nėra. Simas Jasaitis iš 3 taškų zonos pataiko. Simas Jasaitis 72-65. Na štai, Lietuvos komandai pagaliau atsiraša krepšys. Kroatai šiandien taip pat suteikia progų Lietuvos komandos snaiperiams, tačiau daugelis jų liko neišnaudotas pirmoje rungtynių pusėje. Dabar Lietuvos rinktinė tolimais metimais atitrūksta iki 7 taškų. Markas Tomosas, negalima palikti taip laisvo Davoro Kuso, prieš tai jis pataikė, dabar ne. 3 minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Šarūnas Jasikevičius, neskubėdamas, pradeda Lietuvos rinktinės ataką. Darius Songaila. Ir Stanko Baračas prieš Šarūną Jasikevičius savo ilgomis rankomis spėja išmesti kamuolį staigiau Šarūnas Jasikevičius, tačiau metimas netaiklus. Reikia grįžti į gynybą. Darius Songaila stojasi ir Markas Popovičius. Lietuvos komanda jau po savojo krepšio. Popovičius pro Ramūną Šiškauską, kuris prasižengia, tačiau jeigu tai yra pražanga prieš metimą Lietuvos rinktinė, tai yra tik tai 3-oji pražanga. Vis dėlto 2 baudos metimus skiria rungtynių arbitrai. Galima būtų ir pasiginčyti, tačiau pražanga jau skirta ir minutės pertraukėlė. 2 minutės ir 34 sekundės iki kėlinio pabaigos. Jasminas Repeša, suprasdamas, jog dabar jau atrodo artėja rungtynių kulminacija, paprašė paskutinės 3-osios savo minutės pertraukėlės. Ramūnas Butautas išlieka ištikima savo ir minutės pertraukėlių neprašo. Kova dėl atšokusių kamuolių 42-31. Šaro sąskaitoje jau 7 rezultatyvūs perdavimai ir paskutiniai rezultatyvūs perdavimai buvo tie, kurie baigėsi taikliais metimais iš toli. Pataikė Kleiza, pataikė Simas Jasaitis ir Lietuvos rinktinė turi 7 taškų persvarą. Tačiau Markas Popovičius vėl prie baudų metimų linijos ir dabar vėl turbūt neįtikėtina būtų laukti, jog jis galėtų pramesti abu kartus. Tačiau Markas Popovičius gerina visus savo laikų antirekordus ir prameta 3 kartą iš eilės. Ir Kroatijos rinktinė baudų metimus šiandien meta tik tai 33% taiklumu. Na štai dabar kamuolys įkrinta ir tai yra 5-asis taiklus metimas iš 13. Lietuvos rinktinė turi 6 taškų persvarą, lieka 2,5 minutės iki ketvirto kėlinio pabaigos. Ramūnas Šiškauskas persivaro kamuolį į varžovo aikštės pusę. Dabar jį pasiima Šarūnas Jasikevičius. Darius Songaila.
Simo Jasaičio metimas iš 3 taškų zonos. Nepavyksta pataikyti Simo Jasaičiui. Ir Kroatijos komanda. Vėl lietuvio aikštės pusėje. Popovičius prieš jį Linas Kleiza, bet Popovičius gali mesti ir iš 9 metrų, jeigu to labai reikia. Stanko Baračias atgal. Vėl Markas Popovičius. 5 sekundės Kroatijos komandos atakai. Lenda po krepšiu, atiduoda kamuolį Nikola Prkačinui ir Prkačinas nepataiko. Kas atkovos kamuolį? Kamuolys atitenka Kroatijos rinktiniai. Toks teisėjo sprendimas prasidėjo prieš paskutinę antrojo ketvirčio minutę. Keičiasi krepšininkai Kroatijos komandoje. Vietoj Marko Popovičiaus aikštelėje Marko Tomasas. Rimantas Kaukėnas turi kitą nuomonę, kam turėjo atitekti kamuolys. Tačiau su kamuoliu Kroatijos rinktinė. Zoranas Planiničius. Jo metimas per Darius Songailą. Nepataiko Zoranas Planiničius, tačiau vėl pralaimėjo kamuolį po savojų krepšių Lietuvos rinktinė ir Stanko Baračias mes 2 baudos metimus, o Linas Kleiza prasižengė 4 kartą šios dienos rungtynėse. Stanko Baračias meta baudos metimus. Apie jo taiklumą sunku ką nors sakyti, dėl to, kad šiame Europos krepšinio čempionate Stanko Baračias iš viso metė 2 baudos metimus ir abu juos pataikė. Minutė ir 40 sekundžių iki 4 kėlinio pabaigos. Ir nepataiko Stanko Baračias pirmojo baudos metimo. Lietuvos rinktinė jau prasižengusi daugiau. Jau yra prasižengusi 4 kartus šiame kėlinyje. Kroatai turi 3 komandinės pražangas, antrai baudos metimo pataiko. Taigi tai po truputėlį kroatai sumažino skirtumą nuo 7 iki 5 taškų. Šarūnas Jasikevičius. Minutė ir 33 sekundės. Davoras Kusas prieš jį. Linas Kleiza. Prieš jį Nikola Prkačinas. Kleiza veržiasi arčiau krepšio, tačiau ten kol kas nieko nepavyksta sukurti Lietuvos komandai. Ramūnas Šiškauskas prieš Marko Tomasą. Šiškausko metimas iš 3 taškų zonos. Nepavyksta pataikyti, nepavyksta atkovoti kamuolio. Reikia grįžti į gynybą. 72-67. Davoras Kusas. Prieš Darius Songailą Marką Tomasas nesuspėja prie jo prišokti Ramūnas Šiškauskas, kuriam sutrukdė Nikola Prkačinas. Ir Lietuvos komandos pranašumas tirpsta iki 2 taškų. Prasidėjo paskutinioji 4 kėlinio minutė. Kokia drama ketvirtfinalio rungtynėse. Drama, kurios mums visai nereikėjo. Pražanga Markui Tomasui, tačiau ji dar nėra ta, kuria siūstų prie baudų metimų linijos Ramūną Šiškauską, kadangi tik tai dabar 4 kartą prasižengia Kroatijos rinktinė šiame kėlinyje. 72-70. Šarūnas Jasikevičius, Darius Songaila ir vėl grįžta kamuolys pas Šarūną Jasikevičių. Gražus jo perdavimas Songailai, jo metimas pataiko Darius Songaila. Labai reikėjo rezultatyvios atakos 2 kartus iš eilės. Prieš tai apsigynė Kroatijos komanda, šį kartą nepavyksta. 74-70. Lietuvos komandai reikia apsiginti. Zoranas Planiničius. Nikola Prkačinas. Marko Tomasas. Atgal Zoranui Planiničiui. 6 sekundės kroatų atakai ir nesportinė pražanga Dariui Songailai. Nesportinė pražanga Dariui Songailai. Na štai taip, Lietuvos komanda gali iššvaistyti viską, ką turėjo. Artėjant į pabaigą 4 kėlinio laikui. Dabar, aišku, viskas priklauso nuo to, kaip išnaudos tą nesportinę pražangą Kroatijos rinktinė. 2 baudos metimus meta Zoranas Planiničius. Darius Songaila šiandien jau įmetė 20 taškų. Ir dabar štai tokios visiems mums akimirkos 4 kėlinio pabaigoje. Zoranas Planiničius neima pavyzdžiui iš savo komandos draugų ir pirmąjį baudos metimą pataiko. 74-71. Antrasis metimas taip pat taiklus ir aikštelėje pasirodo Markas Popovičius. Kroatų rankose kamuolys ir galimybė išlyginti arba persvirti rezultatą. Laiko 26 sekundės, beveik 27. Rimantas Kaukėnas irgi pasirodo aikštelėje ir jis keičia Liną Kleizą. Laukimo akimirkos dabar visų mūsų širdise.
74-72, 20 sekundžių iki ketvirto kėlinio pabaigos. Davoras Kusas. Markas Popovičius. Darius Songaila prie Marko Popovičius. Popas meta iš 3 taškų zonos. Jo metimas netaiklus su kamuoliu. Kroatijos rinktinė turinti dar 2 sekundės šiai atakai. Ir dar vieną šansą. Keičiasi krepšininkai Kroatijos komandoje. Nikola Prkačinas atrodo ruošiasi pasirodyti aikštelėje. 74-72. Švieslentė rodo, jog liko minutė ir sekundė ir 68 šimtosios. Paskutinioji Kroatijos komandos ataka, nuo kurios viskas ir priklauso. Pražanga prieš Zoraną Planiničių. Ir Zoranas Planiničius turi šansą išlyginti rezultatą. Jam tik tai reikia pataikyti abu baudos metimus. Štai taip klostosi šios dienos rungtynės, kuriuose gali ir nepakakti ketvirtojo kėlinio. Rimantas Kaukėnas atsidūrė šalia Zorano Planiničiaus ir pažeidžia taisyklės, taip palengvindamas Kroatijos komandos šansus išlyginti rezultatą. 2 Zorano Planiničiaus baudos metimai. Ir šiandien Zoranas Planiničius kol kas metė 6 kartus, iš jų pataikė 3. Ir dabar nepataiko Zoranas Planiničius, nepataiko pirmojo baudos metimo. Taigi Kroatijos rinktiniai dabar reikia kažko kitko negu taiklaus antrojo. Sekundė iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Viskas, Lietuvos komanda žengia žingsnį į pusfinalį ir pusfinalyje susitiks su Rusijos komanda. Lietuvos rinktiniai trūksta 2 žingsnių iki aukso, 1 iki bet kokios spalvos medalio. Ir dabar svarbiausia yra skaičiai, kurie reiškia, jog Lietuvos komanda laimėjo. Galėjo viskas baigtis ir kur kas tragiškiau, tačiau pergalė yra pergalė. 74-72 ir kol Lietuvos komanda džiaugiasi tą pergalę aikštės viduryje, mes darome dar vieną mažytę pauzę, po kurios sugrįšime į Aš labai atsiprašau visų Lietuvos krepšinio aistruolių, bet dabar pranešiu jums gana keistą naujieną, kadangi rungtynės pasirodo dar nesibaigė. Lieka 1 sekundė ir kamuolys Lietuvos komandos rankose. Tokia dabar yra situacija po ilgai tęsusių diskusijų prie sekretariato. Verdiktas buvo štai toks. Na, dar kartą galima įsitikinti, jog džiaugtis kartais būna per anksti. Lietuvos komanda turi kamuolį savo rankose ir per 1 sekundę turėtų nepadaryti nieko tokio, kas padėtų išplėšti stebuklingą pergalę Kroatijos komandai. Svarbiausia, aišku, išsimesti kamuolį be klaidos. Pavyksta tą padaryti, Darius Songaila meta jį ir tuo pačiu baigėsi laikas. Darius Songaila palėtė kamuolį, dabargi laikas neina, kasgi, kodėl dabar? Dabar teisėjas rodo, jog laikas baigėsi, taip. Nesuprato dabar rungtynių teisėjai, kad reikia paleisti 24 sekundžių laikrodį. Tačiau Lietuvos rinktinė per tą 1 sekundę nepadarė jokios klaidos, taigi dar kartą iš naujo galima džiaugtis su Lietuvos komandos pergalė ir sveikinti Lietuvos komandą su iškovota pergalė, kad ir 2 kartus prieš Kroatijos komandą 74-72. Dabar jau rezultatas tikrai galutinis. Sveikinimai visiems jums Lietuvoje, kur jau galima pradėti didelę šventę, nors rytoj mūsų laukia pusfinalis Lietuva-Rusija 22:30 Lietuvos laiku. Žiūrėkite tiesioginę transliaciją per TV3. Na, o šį vakarą gero vakaro ir gero nuostabiai prasidėjusio savaitgalio. 3 milijonai kaip ir visada. Netrukus. Galbūt per daug ir per ilgai mes kariavom. Galbūt per ilgai kartojam žodžius.
iškėlęs du pirštus į dangų laikiau, nes nugalėtojų jau niekas neteis, juos akmens nepaleis, viskas buvo seniai, tu per ilgai per ramiai gyvenai, nes akijos kraujas vėl atsigaus, kaip atsigauna žalia po gero lietaus. Nesikankink dėl medalio, bet verta kovot lygiai kovot dėl savo garbės, pabandom iš naujo, nors esam pasauly tik 3 milijonai, neliek savo kraujo dėl aukso, nes būsi legenda, kol nepraradom vilties, net jeigu ir vėl, taip per klaidą netapome čempionai. Ir aš 1000 kartų sakiau savo draugui, mes geri, mes galingi, mes šiandien laimėsim, jis sakė ne velnio. Ir jis 1000 kartų buvo teisus, bet geriau negyvent, negu visai netikėt. Nenuleidžiam galvos, net jeigu mums nesiseka 9 kartus iš eilės, ir mes ne iš tų, kur pralaimi dar nenugalėti. Ir nebelieka jau baimės, kada viskas nurimo ir baigės. Gali mirti iš nevilties ar iš laimės, net jei žaidi tik šachmatais arba dartais, juk būna, kad kartais lieki vienas be draugo ir jauti, jog kažkas tave saugo. Mes per vieną naktį